Kaip pastebėjom, mes čia sudėjom galbūt ir šventiniai atributikai netinkančias labai gražias 4 kėdutės. Gas! Dėčių vietų, ar jam užteks solų. Sveikinsim ją, kas įtokia, mano mamos mama. Senelė mūsų jauna, su žingsniais kaip nebūna. Visko metį pirma, jei pavydi mama, jei pavydi visa šeima. Jei pavydi mama, jei pavydi visa šeima. Skatinsiuos, skatinsiuos, kad aplink geltoną, o
vyras palaistas savo srutą. Mamos greičiau, greičiau promijas. Tepi vėžys, jeigu tu gers degtėlių, alkoholis, vėžys tu jau patavo su jas. Saktai žmonės valgo tas augas nuo žemės, katro sau palei žemę, juk ant augų visokiausia vabalo laipiai, kubelis, varlės, rūkus, anas tik augas ir riet, orai visokiausi laukinis blat, visi šitie vabalą po visokiausių augą šliaužia, ir visi žmonės į valgo tas augas, jie nenumirš nuomų. Visi žmonės sako, kad augos daugiausiai vitamino. Šitą mintį, kaip vaikai pristatė, kad kūrėme medžius, radome penktą kartą, noriu trumpai net papasakoti, kaip visą tai vyko. Pirmiausia, noriu padėkoti vaikams, kurie prisidėjo daug prie šito projekto kūrimo. Noriu labai padėkoti mokytojams, ypatingai pradinių klasių. Taip pat labai noriu padėkoti tėveliams, kuriems tikriausiai labai įkyrėjau prašydama nuotraukų, receptų ir vis kiekvieną dieną vaikams primindama padarykit. Iš tikrųjų smagu, kad šiandien 14 kartą mes renkamės į vakaronę. Kaip sakė, pradėjom nuo 3 kartų, jinai peraugo į 4 kartas ir sako, kad gal jau ir net 5 karta yra atsiradusi. Tai iš tikrųjų smagu, kad mūsų kaimas gyvas, kad kartų kartos čia gyvena, kad mums čia smagu, kad mes susirenkam tai bendrystei. Šeimos atstovė. Tai Jolitos Mačiulskytės šeimos narius. Gruodės Lukošiūtės mama, tėtis, močiutė, promočiutė. Rimantės Butkutės mama, tėtis, močiutė. Viltės Mėžetytės, mama, tėtis, močiutė, promočiutė, Viltė Mėžetytės. Adrijos Marijos Obelytės, mama, tėtis, močiutė. Na ir padėka Tomas Balsevičiūtės šeimos nariams už bendradarbiavimą ir pačiai mamai vykdant 4 kartų bendruomenėje mūsų gyvenimą. Ir nepasakėme, mėly kartų atstovai, išeidami šitie medžiai čia yra ir jūs pasiimkite prisiminimui, klijuokite, puoškite ir galbūt lipdykite naujas šakeles. Kągi, Roma, ačiū tau. Suteikiamas šių metų po Grybauskaitės antrų numerio priklausančiai Motai Šėnui. Mes norim paskelbti šitos šventės, kaip visada mūsų tradiciškai, patį jauniausią šventės dalyvį ir patį vyriausią. Nu, o dabar pasižiūrėkite į veidus. Aišku, veidas neišduoda kiek metų. 32. Kas? Antanas 32. Ai, Antanas 32. Ai, nevainavas, supratau. Kultūros skyriaus direktorė. Kiekvieną kartą atvažiavus nustembu, kad jūsų bendruomenė pati geriausia, kuri susibūrė į šitą šventę, į kitas šventės. Jūs esat vieni kitus palaikantis, vieni kitus mylintis ir kuriantis tokius projektus, kad tikriausiai pavydi visa Respublika. Nes jeigu neparodysi to filmuko, kur susukot visiems Respublikoje, niekas ir nepatikės, kad šiuose lapiuose, tokiuose lapiuose gali dar šiais laikais sueiti į renginį tiek žmonių.
Bet kad čia sueitų, labai daug moteris prisideda. Antroji po Grybauskaitės Vilija, kuri šiandien tikrai patyrė daug streso. Ačiū. Čia pagrindinis įkvėpėjas, organizatorius didelis. Labai daug yra reikšmės, kas vadovauja bendruomeniai. O Laimutei tai irgi. Labai ačiū, kad priimate šitą bendruomenę. Ir dabar jūs savo bendruomenėje turėsite Simoną. Šita mergaitė nori, kad Lapiuose, kaip ir kitur Respublikoje, vienoj dviejose vietose yra teatras su kojūkais. Tai jeigu jūsų vaikai norės labai dirbti ir tokį teatrą turėti ir šventėje visur vaikščioti ir važiuoti po visą Respubliką, tie žmonės, kurie tiek turi jėgų, kad palipa ant kojūkų ir dar vaidina, visur yra kviečiami. Tai jūs Lapiai turit didelę progą išgarsėti, bet būtų gerai, kad tą darytų jauni žmonės, kurie dar gali. Tai va, gerbkite, mylėkite ir labai tikiuosi, kad jūsų gyvenimas gerės, linksmesnis bus ir Simona visada atvažiavus Vėžys pasakys, nu tie Lapiškiai patys nuostabiausi, nes aš tą visą laiką sakau, labai įdomus, gera, stipri bendruomenė su įdomiais projektais. Kokią šventę be rėmėjų, tai iš tikrųjų noriu padėkoti labiausiai prisidėjusiems prie šventės, tai Grikšui Arūnui, Aldonai Kuprelienei, Davidui Horniui, ačiū už gėles Petrui Gražuliui. Iš tikrųjų, noriu padaryti įžangą, trumpą įžangą. Ir mūsų paskutinis, finalinis numeris yra įžanga į kitų metų. Jau šventė, močiučių skara vadinasi šitaip mūsų šventė. Nes kai ruošėmės šitai šventei, mokytojai tiek prirašė kūrybinių idėjų, kad jos liko ir kitiem metam. Bet kadangi matot, Violeta makaluojasi ir greit pradės verkti, kad ji negauna dovanų, mes nepasakėm pačio svarbiausio. O visi kiti šitoje šventėje esate jūs rėmėjai. Ačiū Evelina už pagamintą šitą žibintą, nes mes jį įteikėme su visom paremtom lėšom Violetai ir kadangi Violeta, kad širdyje būtų kalėdos, mes dovanojame kalėdinę gėlę, ne šitos nuvyks kol grįši. Užaugins iki kalėdų. Galiu pasakyti, aš didžiuojuosi mūsų mokyklos vaikais, aš didžiuojuosi kūrybiškais mokytojais. Ir turbūt šiandieną pamatėte stiprių numerių. Ir norėčiau, kad paplotumėt labiausiai mokytojai, šokių mokytojai, kuri dar šoks šį vakarą. Kad paplotumėt mokytojams, kurie ruošia kompoziciją žemaitiškai. Kad paplotumėt šitam projektui. Kad paplotumėte Odetai, muzikos mokytojai. Kad paplotumėte savo patiems ir visiems kitiems, kas norėjo užkulisėse. Kas sėdi čia, kas vieną akim žiūri čia ir prižiūri čia visus sėdinčių. Jūs surešite daug skarelių. Šiandieną mes apkabiname šitą skalę skarelėmis. Bet iš tikrųjų, kitais metais mes sieksime močiučių skarelių rekordą. Lapiai su šito renginiu turi įeiti į istoriją. Apkabinkit. Kitais metais turėtumėm iki Gargždų ištiesti šitą juostą. Mielas močiutės, štai bus šičia podiumas, gros muzika. Ir jūs palaikykite užsidėti artišį skarelę. Eikas įveikti močiučių. Užsidėkite skarelę visi, tą turit šaliką, ne močiutės nedrįskite eiti čia. Štai jūsų podiumas, koridorius šiandieną, demonstruojame madas.